Apskritai mano gyvenimas pasikeitė gimus mano vaikams. Žinoma, iki 5 metų tai yra intensyviausias procesas, kai vaiko kūnas, jo psichika formuojasi ar ne, ir tos pačios smegenys yra labiausiai imlios. Vaikas turi tam, kad jis išmoktų save kontroliuoti, jis turi savęs nekontroliuoti. Sportuoti yra smagu, bet jeigu mes patys niekuomet nesportuojam, kaip vaikas žinos, kad tai yra smagu ir sveika? Kartais tam, kad vaikas pradėtų kalbėti, jam reikia daugiau fizinės veiklos. Ir jeigu tėvai įsivaizduoja, kad jie per valandą gali atlikti 5 pratimus, vaikas dar nepasiruošęs. Vakar mano užsiėmime vienas berniukas sako, aš šiandien jaučiuosi kaip žmogus. Kultūringas, tvarkingas, nesiblaškantis, žinantis, ko noriu. Kad kai mes jau suaugę pradedam galvoti, kad kažkas čia negerai mano gyvenime, kur mes grįžtam? Visada grįžtam į savo vaikystę. Taip, į vaikystę, į savo tėvų santykius. Jie yra laisvesni, jie yra drąsesni, jie yra sveikesni, tiek fiziškai, tiek emociškai. Jų požiūris yra platesnis. Labą dieną, sveiki visi Bambinos spa draugai. Šiandien su jumis sveikinamės ne iš Bambinos spa baseino, bet iš studijos Kaune, kur pasišnekėsime labai įdomia, aktualia ir svarbia tema apie vaikų fizinės veiklos įtaką jų smegenų vystymuisi. Turime svečiuose nuostabią lektorę Joaną Cironkaitę, kuri yra 4 vaikų mama, neuroedukatorė, lektorė, dailės terapijos praktikė ir asmeninio augimo ir sąmoningos tėvystės mentorė. Sveika, Joana. Dėkoju, kad atvykai pas mus. Aš asmeniškai Joaną pažįstu 7 metus, tiek kiek laiko yra mano dukrai, kada visai su kūdikiu atėjome pas tave į pirmosios užsiėmimus. Ir iš savo patirties galiu tave apibūdinti kaip mentorę, moterį, kuri labai puikiai intuityviai apjungia tą mokslinę pusę, proto pusę ir emocijas, tą tokią mažiau matomą ir suprantamą, ar ne, mum pusę, bet kuri yra patys žinome, kad yra labai svarbi. Kas tau pačiai yra svarbiau, ta mokslinė pusė ar vis tik tas pajautimas tavo veikloje? Apskritai mano gyvenimas pasikeitė gimus mano vaikams. Vyriausiam sūnui tuoj bus 20 ir tuo metu, turbūt didžiai dalį mamų, moterų keičiasi supratimas apskritai apie tai, kas yra svarbu gyvenime, keičiasi prioritetai ir visuomet yra tas vidinis žinojimas, ko reikia mano vaikui. Ir kadangi aš pati, esu tiksliųjų mokslo atstovė ir man visada yra svarbu faktai, gimus savo vaikams aš pradėjau stebėti ir galvoti, o kaip jaučiasi mano vaikas, kas jam yra svarbu, ką aš galiu padaryti geriausiai, kad jis užaugtų laimingų žmogumi. Ir pradėjau jausti, kad kartais man kyla noras su savo vaiku elgtis taip, tarsi aš pati savo to, nebuvau davusi ar gavusi. Ir taip, gimus vienam po kito visiems 4 sūnums, taip ir keliavome ir mano žinios, ir mano netgi tokia profesinė kryptis keitėsi nuo mokslo, tiesiog konkretaus mokslo, kaip veikia mūsų kūnas, kaip veikia mūsų smegenis, iki kodėl yra svarbi ta emocinė dalis, ypač auginant 4 berniukus, pas mane yra sūnus, kad ir vyras turi būti, ar ne, stiprus tame emocinėme lygmenyje, kaip jisai turi ruošti savo kūną, savo gyvenimą, lygiai taip pat, vedant užsiėmimus šeimoms, padėti joms pamatyti, kaip svarbu yra vis dėlto tas balansas ir harmonija, kai vaiko tie fiziniai gebėjimai su amžiumi yra stiprinami ir jam yra padedama. Taigi šiandien mes ir bandysime apjungti tuos 2 polius, tą emocinę pusę, tokią mažiau matomą ir tą mums labai aiškiai suprantamą. Tai yra fizinė veikla, mūsų kūnas, ką mes darome, ką mes matome, ar ne, ir kokią tai turi įtaką mūsų socialiniam gyvenimui, mūsų emociniam vystymuisi. Tai gal pradėkime nuo to, kad susitarkime, kas yra tos smegenys, kiek plačiai jos apima, nes turbūt tai nėra
tik tai rezultatai mokykloje, ar ne, tas toksai logika, bet tai yra pakankamai kompleksiška ir platu. Tai vat kaip tai supranta neuroedukologai? Na, neuroedukologija, jinai pati apima tokią plačią labai sritį ir tokia, sakykime, yra labiau tarpdisciplininė sritis, kurioje mes gilinamės tiek į neurobiologiją, į pačias smegenis, kaip jos vystosi, kada, kokie žingsniai yra svarbus vaiko augime, taip pat ir psichologija, kas yra svarbu palaikyme ar ne tame emocijų pasaulyje. Lygiai taip pat stebime ir kalbame apie tai, kaip pagerinti ugdymo metodus, kaip pagerinti veiklas, kurias šeima gali suteikti savo vaikui, tam, kad būtent smegenys ir pats vaikas, jo kūnas vystytųsi teisingai ir augtų stiprindamas save. Tai yra aišku labai daug tų teorijų, ar ne, kada, kiek, kas yra svarbu. Turime kitą pusę, turime madą ir tą norą atrodyti gražiai, stipriai viešoje erdvėje. Na ir turime tą realų gyvenimą, kurį kiekviena šeima gali gyventi ir renkasi, kaip gyventi ir ką su tuo daryti. Tai jeigu grįžtant prie pačių smegenų. Taip, tu turbūt ne kartą esi girdėjusi, kad svarbiausias etapas vaiko auginime, ypač kas liečia smegenis, jo motoriką ar ne, yra pirmi 5 metai. Taip, ir norėjau šito ir paklausti, ar tai tikrai yra tiesa ir ar, tarkim, turėdama pati 7-metę, jau turėčiau galvoti, kad jau kažkur pavėlavau ir jau viskas, ko nepadariau iki 5 metų, jau yra viskas. Na tai tu įsivaizduok, aš pradėjau domėtis tuo, kai jau mano sūnums buvo kažkuriam virš 10 ir panašiai. Ir aišku, dalis tėvų patiria tokią beprasmybę ir neviltį ir baimę, kad na, jeigu jau yra faktas, kad iki 5 metų susidarinėja stipriausios neuronų jungtis, daugiausiai sinapsių ir nejungiasi, kad jeigu jau po to aš supratau, tai jau viskas prarasta. Tai ačiū neuromokslui, ačiū žmonėms, kurie dirba šioje srityje. Jie įrodė, kad mūsų smegenys yra be galo plastiškos ir tas plastiškumas išlieka visą gyvenimą, tik priklauso, ar mes su tuo kažką darome, ar tiesiog nuleidžiame rankas ir pasakome, kad viskas prarasta. Žinoma, iki 5 metų tai yra intensyviausias procesas, kai vaiko kūnas, jo psichika formuojasi ar ne, ir tos pačios smegenys yra labiausiai imlios. Todėl tuo metu saikas, laikas ir vieta tikrai vaidina didžiulį vaidmenį ir labai yra svarbu duoti tai, kas pagal amžių yra reikalinga ir vaiką augina ir ruošia ateičiai. Tai keistis ir kažką naujo atrasti ir daryti niekuomet nėra vėlu. Plus dar yra labai svarbi dalis mūsų veidrodiniai neuronai, kai mes per juos matome mūsų supančią aplinką ir taip reaguojame ir taip mokomės. Tai labai, ką dar galima padaryti, ar ne, tiek tu, tiek aš, saviem vaikam, tą smegenų plastiškumą, norą mokytis, nes smegenys visuomet atgyja, kai mokosi kažkokią naują informaciją, savo vaikams rodyti, kad ir aš, nesvarbu, kiek man metų, aš ieškau, taip, aš ieškau, ką aš galiu dar naujo išmokti, ką aš galiu naujo padaryti. Gal kažką išbandyti dar nebandyto, ar ne, ar tą patį patiekalą kažkokį kitą padaryti. Ar galbūt, jeigu aš, man galbūt ten 30 ar 40, bet aš šokti nemoku, gal aš galiu pamatyti, gal aš plaukti nemoku, gal aš noriu išmokti, nežinau, nardyti, šokinėti ar špagatą padaryti. Žodžiu, nebijoti net ir vėliau ir to prasme rodyti vaikam tai kaip pavyzdį, nes tai yra vienas iš būdų, kaip jiems kokiu keliu juos vesti. Taip, ir jeigu mes kalbame apie laimingą vaiką ateityje, laimingą suaugusį, tai kad jis augtų laimingas, jis turi matyti laimingus tėvus. Taip, tai yra labai svarbu. Gerai, tuomet truputėlį dabar pagrįžkime atgal, kadangi pradėjome pakankamai iš tikrųjų sudėtingai, buvo daug tokių ir žodžių sudėtingų, kur galbūt tėvus ir gąsdina kartais. Tai apsibrėžkime, kad mes šiandieną šnekėsime labiau apie vaikus ir pasimkim turbūt tą amžių iki 5 metų, kada yra, kaip minėjai, pats svarbiausias tas amžius, ar ne? Ir mūsų tikslas yra kalbėti tą tokią paprastą tėvams suprantama kalba, paprastais pavyzdžiais,
Nes turbūt tokių labai protingų straipsnių mes galim rasti daug kur, bet jie atgraso, nes mes nesuprantam, apie ką tai yra. Tai tu nekartą paminėjai neuroplastiškumą. Tai tas, kaip aš suprantu, tai yra smegenų prisitaikymas prie aplinkos, prie kažkokio pokyčio ir tai, kas iš tos aplinkos yra paimta ir kas bus įsisavinta, ar ne? Tai vad kaip, tarkim, imkim mažus vaikus, tai yra kūdikiai arba vaikai iki 5 metų, ir koks tas ryšys tarp to neuroplastiškumo, tų smegenų lankstumo ir būtent fizinės veiklos. Ką jie gali daryti, ką tėvai turėtų galbūt skatinti daryti, ar ne, ir kaip kad paveikti tą teigiamą kryptimį. Na tai tas smegenų plastiškumas, jisai formuojasi mūsų kasdienybėje. Kiekvienose momentuose, ką mes veikiame savo rutinoje, savam gyvenime ir papildomų kažkokių dedamųjų neturėtų būti. Tiesiog yra labai svarbu, mes visi žinome, ar ne, miegas, mytyba, sportas, ar ne, ir palaikymas, darna šeimoje, emocijos. Taip. Ir per visus šituos punktus vaikas pradeda mokytis, visų pirma, tos savimonės, tai yra suvokti savo emocijas, dar jis aišku to žodžio net nežino, bet jau jisai mokosi atpažinti jausmą, kas jame kyla, kaip jisai reaguoja, tada savikontrolė, kaip vis dėlto jisai ar geba kontroliuoti ar ne. Aišku, yra amžiaus tarpsniai, kai yra tiltelis ir visa kita, ar ne, ir tie kritiniai amžiaus tarpsniai, kai mums tėvams ypatingai atrodo, kas čia vyksta ir mums yra sunku susitvarkyti. Bet turbūt čia yra labai svarbu tinkama reakcija. Būtent. Tiesiog, vėlgi, tai yra žinios, kad yra toksai etapas ir tai yra vėlgi tam tikras mokymasis vaiko, jis tokiu būdu išreiškia, bet tai kaip mes jį nukreipsime. Ir suvokimas, kad tai yra neišvengiama. Ir tam niekas nebus pasiruošęs. Ir kad tai priimti kaip normalų gyvenimo etapą, kad vaikas turi tam, kad jis išmoktų save kontroliuoti, jis turi savęs nekontroliuoti. Ir leisti jam sveikose ribose tame išbūti. Lygiai taip pat, ką vaikas mokosi tuo metu, jisai mokosi tos vidinės motyvacijos, ne išorinės, kad tu dabar, žinai, nežinau, padainuok, po to gausi saldainį. Bet vidinės motyvacijos, kurią mes kaip tėvai galėtumėm pateikti kaip naudą ir smagumą. Na, kad pavyzdys, sportuoti yra smagu. Bet jeigu mes patys niekuomet nesportuojam, kaip vaikas žinos, kad tai yra smagu ir sveika. Lygiai taip pat ta pati empatija, tas supratingumas, kad mes ne kiekvieną dieną jaučiamės gerai. Juk yra dienų, kai tiesiog sunku yra pakilti iš lovos. Yra dienų, kur mes, kaip sakant, ant bangos ir galime kalnus versti. Ir tai prasideda jau mūsų vaikystėje, kai visai būna, kai su supratingumu mes galim pasakyti, taip, šiandien yra diena sunkesnė, šiandien nuotaika slogesnė, ką mes darom. Ir tada, aišku, socialiniai įgūdžiai, kai aš su visu tuo savo, kartais labai gera nuotaika, o kartais labai sunkia jausena, ateinu į bendrystę su kitu žmogumi, ateinu į komandą, galbūt į kažkokią bendrą erdvę, bendrą veiklą, kaip aš tada tame dalyvauju ir ar man išeina rasti kompromisą ir susitarimą. Ir ką mes tada galim padaryti? Tėvai kartais galvoja, kad būsime namuose ir viską išsiugdysime vienoje erdvėje. Tai nėra visai teisingas sprendimas, nes mes tada neturime galimybės vaikui parodyti, koks yra pasaulis. Kartais tėvai perdėtai bijo, kad vaikui sukels kažkokių tais neigiamų emocijų, jeigu jam duos naują kažkokį užsiėmimą, kitokį. Naują erdvę išeisim. Taip, sutiks naujus galbūt žmonės, gal ten bus šalta, karšta ar dar kažkaip. Ir per daug tada augina jau jį šiltnamio sąlygomis. Ir aišku, yra dar kita dalis tėvų, kurie kaip tik nenorėdami patys užsiimti su savo vaiku, jį duoda vis kitiems specialistams, kad maždaug jūs dabar išugdykite šitą, dabar tą, ir padarykite iš mano vaiko žmogų. Tai tas kvietimas, ar ne, ieškoti veiklos, kurios galbūt atlieptų, ir pačios šeimos ar ne poreikius, bet kad tai apimtų, kaip ir minėjau, tuos visus punktus. Ir fizinė veikla tuo metu yra viena tokia iš svarbiausių, nes vaikas pats labai nori judėti. Juk jisai gimsta, jisai nori augti, jisai auga
Ir tuo metu reikėtų kiek įmanoma nestabdyti to jo natūralaus biologinio progreso. Ir smegenų plastiškumas ypatingai, tas gebėjimas susidoroti su iššūkiais, priimti informaciją, augti ir išmokti, ateina per fizinę veiklą, nes ten pas juos viskas yra labai arti. Ir kartais tam, kad vaikas pradėtų kalbėti, jam reikia daugiau fizinės veiklos. Nes viskas labai arti ir viskas labai susiję. Todėl sveikas fizinis krūvis yra be galo svarbus vaiko vystymuisi. Ir turbūt šiandien, jeigu gerai supratau, tai tas fizinis krūvis gali būti įvairus. Tai yra tiek, kaip minėjai, kasdieninė veikla namuose, kažkokie tai žaidimai, pratimai, buvimas kartu, išėjimas į lauką, kažkokie būreliai, ėjimas į mankštas, ėjimas į baseiną, tiek to pačiu kontaktas su kitais vaikais, tiek individualiai ir ta prasme, įvairūs variantai, ar ne, yra galimi ir jas visi turės įtakos. Žinoma, galiu pasidalinti savo patirtim, kaip minėjau, mano sūnums jau metų daug, ar ne, bet kas man atrodė kaip mamai ir vėliau labai pasiteisino, aš to ir gilinausi ir mokslinėje informacijoje, kadangi vaikas būna pas mamą iščias, jau jis yra vandenyje, ar ne, jis ten nėra, jis kaip žuvytė tenais neplaukė po didelį baseiną, bet tas vanduo jam yra natūralus dalykas ir jie gimsta natūraliai, ar ne, gebėdami, turėdami tam tikrus gebėjimo įgūdžius, jaustis gerai vandenyje. Ir ką mes pradėjome daryti, mes taip pat pradėjome keliauti į baseiną. Keistai atrodė nardymas, keistai atrodė plukdymas, bet mano vaikams tai labai patikdavo. Ir aš mačiau, kad grįžę po to jie geriau miega, jie geriau valgo, jie tampa judresni, tada derinė, ar ne, su kažkokia galbūt mankštele, eilėraštukais, dainelėmis ir panašiai. Ir kadangi jau vaikai dabar dideli ir dalis jau net studentai, aš galiu pasakyti, kad tas ankstyvas ugdymas, fizinis ugdymas derinant su protinė veikla, jisai vėliau tikrai duoda labai tokius stiprius rezultatus. Ne tai, kad aš galiu pasididžiuoti savo vaiku jo pasiekimais, bet aš matau, kad jam yra gera visur. Sporte, bendravime, moksluose ir ta pati empatija atsiranda, nes nuo pat mažų dienų jam laiptelis po laiptelį tu duodi tą tokį subalansuotą krūvį, kuris jam tinka ir patinka. Ir kartais mes galvojame, kad tai per anksti, ar ne, kad čia gal dar reikėtų pabūti namuose. Tačiau gyvename pasaulyje tokiame, kur tikrai yra pasirūpinta mūsų saugumu ir mūsų vaikų saugumu ir tos sąlygos yra tikrai sveikintinos ir primtinos jų tam augimui, tad nepabijoti, ar ne, duoti tai, kas galbūt iš prigimties vaikų yra svarbu ir tas lietimas, tas poreikis lietimui, vanduo, jisai kompensuoja tą lytėjimo stoką. Mes per neuroedukacinius užsiėmimus labai daug tapome rankomis, kad kompensuoti lytėjimo stoką, o vanduo, įsivaizduokit, jisai visą tave liečia. Tai ypatingai tai yra reikalinga ir naudinga vaikui, nes jisai gimęs jau ar neteina į šį pasaulį, kur to lietimo iš tikrųjų nėra tiek, kiek mes norime. Taip, tikrai galiu paantrinti šitoj vietoj, patys matome, turim labai daug patirties ir tikrai dieną priimam po keliasdešimt kūdikių baseinė. Paantrinti visam tam, kas sakai, kas liečia kūdikių, tiesiog matosi jų tas jausmas vandenį ir gal netgi tokį trumpą grįžimą į pačią mūsų įžangą, kad ir norėčiau pasakyti, kad dažniau galbūt čia jau būna tėvam iššūkis ateit, išeit, susiruošti ir čia daugiau būna jiem baimių ir netgi tas galbūt ir kūdikiui persiduoda. Taip. Bet net nebūtinai tik į baseiną. Taip pat į kažkokias kitas veiklas dažniau matosi stresas tėvų veide ir tėvų akise. Tai irgi tiesiog toksai kaip ir paskatinimas, palinkėjimas, kad viską žiūrėti paprasčiau ir patiem nebijoti išeiti iš to komforto, iš to vieno kambario, ar ne, kad tai bus nauda ir lygiai taip pat ir vaikams.
fizinė veikla ir kognityvinės funkcijos. Vėlgi mes grįžtame prie tokio sudėtingo žodžio, kurį galbūt kažkas žino, galbūt ne, aš pati jį girdėjusi esu labai labai daug kartų, bet visai nesenai įsisąmoninau, kas tai iš tikrųjų yra. Taip. Ir tai irgi galbūt galėtum labai paprastais žodžiais, kas tas yra kognityvinės funkcijos ir kuo jos taip svarbios vaikam ir šiaip žmonėm gyvenime. Na, kognityvinės funkcijos iš esmės tai yra smegenų gebėjimas, ar ne? Mūsų smegenų gebėjimas, kuris yra susijęs su mąstymu, su atmintimi, dėmesingumu, mokymusi, vėliau jau ir problemų sprendimu, kalba ir pačių sprendimų priėmimu. Bet tai man tai čia skamba kaip žmogaus esmė. Būtent tos funkcijos ir padeda mums mokytis, prisitaikyti, išgyventi ir dar gyventi laimingą gyvenimą. Nes kur mes esame suklaidinti, ar ne, kad vienu metu, jeigu tu darai daug darbų, tai tu esi labai produktyvus, tu labai teisingai viską padarai, tu viską spėjai, ar ne? Ypatingai šitas mitas moterim būdavo taikomas, ar ne, kad jau moteris, tai vienu metu 10. Taip, ir čia irgi neuromokslas, jis tai taip juokiasi per ūsą ir sako, kad dėja, vienu metu vieną darbą gerai padaryti gali. Kokybiškai padaryti. Taip, ir kokybiškai jį atlikti gali žmogus vieną darbą darydamas. Ir apie ką tie kognityviniai, ar ne, gebėjimai dabar ypatingai, kodėl jie tampa svarbus, nes mes patys vienu metu darome daug dalykų ir labai norime, kad mūsų vaikas būtų produktyvus ir per tam tikrą trumpą laiko tarpą padarytų labai daug dalykų. Tačiau vėliau visi kenčiame nuo to, kad esame nedėmesingi, pavargę, pikti ir nenorintis nieko daryti. Tai kas yra kognityvinės tos funkcijos? Tai yra ugdymas ir mokymas tiek savo pavyzdžių, tiek kitais metodais būti čia ir dabar, vienoje vietoje, su vienu dalyku, kuriame tu esi dabar, ir dar tame mėgautis procesu. Kai apie tai pagalvoju, giliau tai skamba tikrai nelengvai visą tai padaryti. Taip, ir dabar mes su tavim, ar ne, įrašinėjame tėveliams ar ne laidą, tai juk galėtumėm dabar pasidėti čia telefonus, kad pipsėtų mums ten priminimai. Juk tikrai tiek pas tave, tiek pas mane dabar ateina tikėtina daug informacijos. Kažkas kažką rašo, kažkas kažko nori, ar ne? Galėtumėm, nežinau, dar čia pasiimti kokį nors... Įsijungti muziką, foninį, dar kažką. Taip, dar galėtumėm čia turėti užrašinę, kol tu kalbi, aš dar ten pasižymiu, kad prisiminiau, oi, dar man parduotuvė reikėtų nulėkti ir tenais kažką paimti. Ir įsivaizduok, kaip tada man atsakyti tau į klausimą, ar ne? Kaip pertikti tą informaciją, jeigu mano mintis šokinėja ir jeigu dar man ateina priminimas, aš jį perskaitau ir vėl mano dėmesys nušoka kažkur. Tai lygiai taip pat ir su vaikais, ar ne, ką mes kartais darome, kad jie pavalgytų, įjungiam filmuką. Kad jie mašinoje važiuotų tyliai, įjungiame muziką. Ką dar ar ne veikiame, tai tuo metu, kad namuose, ypač kai vaikas gimsta, priešingai darom, ar ne, kad visi tylėtų, kad siurblys būtų išjungtas, nedaug dieve kaimynas remontą pradės, kad šuo nelotų, kad brolis sesė nieko neveiktų. Vėlgi padarome, kad būtų sterili kažkokia, ar ne, tyla ir vaikas vėlgi nemoka būti čia ir dabar natūraliame, vadiname triukšme. Tai tokia balansuojame tarp to, kas teisinga ir visiškai nereikalinga, bet ką padarome, tai tą tokį disbalansą, išugdome patys jiems. Mūsų tikiu klauso daug ir būsimų tėvelių, ir kas turi visai mažuliukus kūdikius, kas galbūt jau truputėlį vyresnius vaikus. Tai vėl grįžkime į tą ankstyvą į ugdymą, ar ne, ką mes čia galime daryti, kad tą gebėjimą lavinti tinkamą linkme. Ir vėlgi per tą pačią fizinę veiklą, nes galbūt pasidalinsiu ir savo vienu pavyzdžiu iš mūsų veiklos, ką mes dažnai matome,
Tai kada vyksta užsiėmimai baseine ar salėje mankštelės ir kaip ir minėjai, tai yra vis tiek jungiamas ir su protinėm užduotim. Kažką atnešti, kažką surinkti, kažką pasiekti, kažką atrinkti, surūšiuoti ir panašiai. Ir vaikam tai užtrunka laiko. Jie tame būna tiesiog išbūna, jie daro tai lėčiau, ar ne? Ir netgi būna pavyzdžių, kai tėvai neišlaukia to, kol vaikas padarys ir jam padeda. Nuneša iki to kamuoliuko, duoda į rankas, nešk padėk, ką dabar darom. Taip. Tai va tas turbūt irgi, ar ne, yra, kad tiesiog leisti išbūti. Būtent, šiaip sako, kad didžiausias kūrybiškumas dingsta nuobodulyje. Tai yra, kai mes paliekame vaiką arba pritaikyti jau tą informaciją, kurią jisai išmoko, na pavyzdžiui, jisai plaukė, ar ne, rinko kamuoliukus, galbūt darė mankštą tam tikrų metų ir tada mes duodame jam laisvą laiką pagal savo kūną, pagal savo tiek fizinius, tiek protinius gebėjimus pakartoti. Ir kas dažniausiai atsitinka, ypač jeigu mes matome grupėje kelis vaikus, vienas galbūt yra labai greitas, gal jo orientacija, gal jo reakcija yra labai greita. Gal jis tiesiog truputėlį vyresnis ir jau padaro. Gal jis jau daugiau kartų buvęs šitoje veikloje ir jisai pukšt sudėjo ir jam nėra kas veikti. Ir labai gerai jisai sudėjo ir tegul jisai veikia, ką nori. Tegul jisai sugalvoja, o ką jam veikti, nes taip jisai mokysis, ar ne tik žinias pritaikyti, bet dar ir kažką naujo atrasti, taip gimsta kūrėjai mūsų, ar ne, ir atradėjai. Tėvai, ko dažniausiai, turbūt bijo, tai kad jų vaikas bus prastesnis negu kitas vaikas, visiškai nepriimdami tų faktorių, kurių mes su tavim ką tik paminėjom, bet jie dar ir daro tą taip tarmiškai vadinamą meškos paslaugą, kai padaro už vaiką, o vėliau po keleto metų sako, mano vaikas nieko nedaro, nes jisai nori, kad aš už jį padaryčiau. Tai mes už vaiką darydami tuos pratimus, kuriuos jisai turi atlikti savo tempu, mokome jį tiesiog bejėgystės, kur jisai vėliau sako, aš nieko negaliu, batų apsiaut nebemoku, sukramtyti maisto negaliu, į mašiną įlipti negaliu, plaukti nebegaliu, dainuoti nebegaliu, viską mama tėti padaryk už mane. Tai būtent tas turbūt kas yra svarbu šio laikinio vaiko ugdyme ir auklėjime, tai yra tas laisvas žaidimas, kai mes jam duodame laisvą laiką, jisai jau įskaičiuotas ar ne į tą ar užsiėmimo trukmę, ar į buvimą, bet vaikas tuo metu pats savo tempu prisitaiko, atkartoja ir dažniausiai atranda kažkokį tai naują būdą. Juk visi atradimai įvyksta tada, kai nėra ar ne to mechaninio kažkokio tai darbo atlikimo. Tai jeigu, tarkim, mes girdime tokį kaip komentarą, kaip išsako tėvai tokią nuomonę, kad pas mus baseine vaikai nieko neveikia. Kaip faina, aš tiem vaikam tai pats geriausias laikas. Ir aš nemanau, kad jie neveikia nieko, jie tikėtina prieš tai kažką atliko, ar ne? Na, tiesiog tėvai nori didesnio tempo, tėvai nori daugiau užduotėlių, tėvai nori kas kartą kitokių užduotėlių, bet vėlgi galbūt irgi svarbus yra aspektas užduočių kartojimas. Kiek tai yra svarbu? Pasikartojimas kažkokių tai dalykų. Na, tai aš truputį vienu žingsniu paeisiu atgal, tai kad tėvai nori, kad daug būtų užduočių, nes taip, tai yra mūsų šio laiko galvos skausmas, kad per tam tikrą laiko tarpą turime atlikti tam tikrą kiekį užduočių ir tada bus, kaip sakant, viskas liuks. Tačiau mūsų kūnas pervargsta ir jeigu tėvai įsivaizduoja, kad jie per valandą gali atlikti 5 pratimus, vaikas dar nepasiruošęs. Ir jam galbūt užtenka 1, o galbūt ir 2, priklausomai nuo amžiaus ar ne, bet kartojimas, kas vyksta su mūsų smegenimis. Tam, kad tai mums taptų įgūdžiu, mums neužtenka 1 kartą tai padaryti. Kai mes padarome 1 kartą, tam pas mus neuronai prabėga, susidaro mažas takelis ir mes kažkiek jau žinome tą informaciją. Bet kad mes taptumėme profesionalais arba kad įvaldytumėme tą įgūdį, mums tą reikia kartoti ir kartoti. Tai jeigu, tarkim, turime 5 kažkokias užduotis, tai 4 gali būti senos, 5 nauja. Ar ne? Ir vėl tada kitą užsiėmimą yra galbūt kitos 4, ta 5 jau tapo
ar ne, sena ir tas kartojimas ir nauja informacija yra duodama labai iš lėto ir ribotom dozėm ir turi būti tikslinga, turi būti atrenkama pagal vaiko amžių, pagal jo vystymosi tuometinį etapą. Ir ką galime mes pamatyti, kad kartais vaikai jau dabar atėję į 1 klasę ateina pervargę, nes jie jau išbandė tiek veiklų, jie tokie užsiėmę, tvarkaraštis perkrautas net savaitgaliais, nėra bendrystės, nėra pokalbių, nėra to tiesiog pasivaikščiojimo tame pačiame mieste, tame pačiame miške, ar netgi ateiti į, kad ir baseiną tiesiog paplaukioti ir pabūti, o gal ir kamuoliu pasimėtyti, to nebelieka, nes lieka ta užduotis, progresas, kurį mes turime įvykdyti vardan rezultato. Viskas matuojama, kažkokiu pasiekiamumu. Skaičiuojama, o iš tikrųjų pamirštame čia ir dabar mėgavimąsi ir džiaugsmą procesu. Aš dar norėčiau grįžti tokį akcentą uždėti prie dėmesio koncentravimo ir išlaikymo, nes manau, kad tai tikrai yra šių dienų top tema ir kalbant apie vaikus, ar pati matau su pirmokė, matosi kokie dalykai ar ne yra, ar su mažesniu, ar lygiai taip pat galvojant apie pačią save, čia lygiai taip pat ir tėvam turbūt yra apie ką pamastyti. Tai vis dėlto ir į tą tokį visišką kūdikystę grįžkim. 1 metai, kai dar tas dėmesys lyg ir iš vis net nėra, ten budravimo laikai, pažadės su žaisliuku, tai viskas dar labai apie kitką, ar ne? Ir dažnai tėvai į baseiną, į mankšteles, jie eina su visai kitu tikslu, tai yra išmokti sėdėti, išmokti ropot, išmokti eiti, ar ten kažkokį dar atlikti tą funkciją, kas priklauso pagal ten ypatingai, jeigu jau vėluojam, draugas sėdi, mes dar ne, tai jau ten dabar sodinkit mus. Kaip čia, ar tie patys pirmieji mėnesiai irgi turi jau įtaką ir turės rezultatą, nesvarbu, 1, 5, 10. Taip, ir rezultatas, aišku, priklausys nuo to, kiek vaikas gyveno pertekliuje. O perteklius tai yra, mes galime visi atsisukti savo namuose, kiek mūsų vaikas turi žaislų, kiek mūsų vaikas turi kažkokių pakabinamų virš lovytės variantų, kad tik tais jo akis lakstytų po visur, kiek dainelių per dieną mes jam prikrauname į galvą, kad jisai nevatais užmigtų ir miegotų. Ir lygiai taip pat, kiek tų veiklų per dieną mes jam sudedame į jo režimą, kad jisai ne tai, kad ar ne, išgyventų kiekvieną momentą, ir pabūtų dėmesingai su vienu daiktu vienu metu, tai ką mes darome? Mes ugdome įprotį, jeigu yra 15 barškučių, tai įsivaizduokit, su jais visais, aišku, kad vaikas norės su jais visais žaisti. Tai lygiai taip pat jisai ir mokykloje, jisai atsisėdęs į 1 klasėje į suolą, jis norės išbandyti viską, ką mato toje klasėje. Bet jeigu jis bus įpratęs, kad vienu metu jisai žaidžia su vienu daiktu, tėveliam nereikia bijoti kartais paslėpti tų žaislų, tada atnaujinti, ar ne? Arba jeigu einam į mankštelę, tai mankštelė tam, kad vaikas, mankštintųsi, nereikia 16 ančiukų, gal užtenka vieno, ar ne, kad jisai koncentruotų dėmesį į vieną, o ne jo kūnas ir akis lakstytų ir bėgiotų ir jis norėtų pačiupinėti kiekvieną iš jų. Tai tiesiog tame, tai yra turbūt, sakykime, esminis momentas, kad jau nuo pačių mažų dienų mokyti vaiką to sveiko saiko ir šiek tiek dabar labai yra madinga tvarumas ir tvariai pasižiūrėti tą vaiko auginimą per daiktus, per pramogas ir netgi per tam tikras veiklas, kurios kartais yra, perteklinės. Taip, žinom, yra per ypatingai. Tai čia labai turbūt gerai ir skamba, kad mažiau yra daugiau. Taip. Tiesiog atsirinkti ir išbūti. Už to greičiausiai turbūt irgi slepiasi tam tikri tėvų, vėlgi reikalai ar ne, požiūriai šiais laikais galiojančios normos, kad ten turi laikyti bent tiek būrelių, ten su kūdikiu veiklos ir panašiai, bet turbūt irgi tiesiog atsirinkti, kas svarbu, kas teikia vaikui malonumą ir leisti tame būti ir išbūti. Kas liečia tas tokius
blaškimos reikalus, ar ne, tai mes irgi labai tą pastebim, va dabar merginos buvo pasauliniai konferencijai grįžo, ką tik tai irgi labai daug dėmesio tam, kad kuo mažiau tų išorinių dirgiklių ir iš esmės ar iš baseinų, ar iš kažkur išimami ryškus žaislai, spalvoti žaislai, tuo metu vienas dalykas ir netgi jeigu va grįžti prie baseino, tai realiai jau pats vanduo yra ta terpė, kuri jau vaikas stimuliuoja, kuri jau jisai vien to sąlyčio su vandeniu atranda savo kūną, kažkaip jaučia, yra pasipriešinimas ir panašiai, ir realiai vien jo užtenka. Ir dar žmogaus, kuris yra šalia tavęs, ar tai yra mama, ar tai yra specialistas, akių kontaktas. Taip. Mes šiandien visai dar nekalbėjome, ar ne, apie tai, kaip vis dėlto, jeigu mes turime perteklinį kiekį daiktų, mes visiškai pametame akių kontaktą. O tai yra svarbiausia dalis, nes vaikui, kai formuojasi jo kūnas, jeigu mes koncentruosimės tik į ar ne fizinius pasiekimus, tik į protinę veiklą, mes galime pamesti emocijas, o jos niekaip kitaip nepersiduoda per apsikabinimą, per buvimą drauge ir per akių kontaktą. Tai jeigu mes turime vandenį gaudyti krūvą ar nespalvotų kamoliukų, kaip mes pamatysime vienas kito akis? Kaip mes pajausime tai. Ir mes labai dabar gražiai pereinam į dar vieną mūsų tokią potėmę. Kitą klausimą, tai yra emocijos. Čia vėlgi emocijos ir smegenys, galbūt kažkas galvos, kad tai yra atskiri dalykai, bet tai emocijos irgi yra iš ten pat ir greičiausiai netgi didžiausia smegenų dalis yra ta, kuri yra valdoma emocijų ir mus realiai valdo emocijos. Mes galvojame, aš čia išmaščiau tą sprendimą, aš čia padariau taip viską, nes taip sudėlioju, bet realiai mes esam vedami emocijų, stiprių emocijų ir baimės, ir pykčio, ir ten visų kitų, ar ne? Ir vat mes dabar perinam vėlgi kaip tas emocinis intelektas, ar ne, dabar irgi labai pakankamai yra populiaru jau matuoti jį, netgi, kad jau tai yra svarbiau negu tas protinis intelektas. Koks čia vaidmuo yra, vat vėlgi grįžkime į kūdikystę, tai vat juk ir pradėjome tas, ar ne, tėvų kontaktas, kūdikystė, vaikystė ir vėl ta pati fizinė veikla. Taip. Kokį čia reikėtų, kokiu kampu čia reikėtų tą fizinę veiklą taikyti, matyti ir suprasti, kad ir nepleisti ir emocinio intelekto vaikų. Tai aš labai dažnai tėvų paklausiu, o kaip jie galvoja, kurioj mūsų kūno vietoj gaminasi emocijos? Turėjo tokią užduotį mano dukra. Tai kai jinai piešė savo kūną ir kur gyvena jos emocijos, tai jos gyveno absoliučiai visame kūne. Visur. Taip, tai mes emociją savo jaučiame visame kūne. Kartais mes pyktį jaučiame rankose ar ne, nuoskaudą skrandyje, visur. Nugara susuka sprandą iš kokio nerimo. Būtent. Bet šiaip emocijos pradeda gamintis dviejose vietose – smegenyse ir mūsų žarnyne mikrobiotoje, ar ne? Ir tam, kad mes jaustumėmės laimingi, tai mes turime pilnai būti tiek čia sveiki, ar ne, tiek mūsų galvoje, tiek mūsų skrandyje žarnyne, ar ne? Tai apie ką turbūt svarbiausia būtų, ką galbūt paminėti tėvams, kad visos emocijos, mes turime smegenų dalis, mes šiandien jų negazdinsim pavadinimais, ar ne? Bet hormonai, jie pradeda ten išsiskirti smegenyse ir visi laimės hormonai, visi streso hormonai, jie vaikšto per visą mūsų kūną ir tos emocijos, jos taip ir pradeda formuotis, kai išsiskiria kažkoks hormonas, mums netgi nesąmoningai ten keletos sekundžių ar ne. Reakcijas kažkokias. Taip, reakcija ir mes jaučiamės arba laimingi, arba nuliūdę, arba pikti. Ir tam, kad mes galėtumėm būti emocionalūs, kad mes būtumėm empatiški, kad mes būtumėm prisitaikantis ir gebantis išlikti bendravime su įvairiais žmonėmis, mes tą turime irgi įgūdį ugdyti. Ir jau jeigu kalbant ar ne apie fizinę veiklą, tai jeigu mes turime daug stimuliatorių, bet neturime akių kontakto, kaip aš, kaip mama arba kaip specialistas pamatysiu, kaip jaučiasi tas vaikas tame kažkokiame procese arba užduotyje. Jeigu man yra svarbu, kad jis tik pagautų kažkokį daiktą, bet aš nematau, kaip įsitempia jo raumenis, kaip jisai galbūt išsigąsta, kaip išsiplečia jo akis, kaip jisai sustingsta,
tai aš negalėsiu ir atliepti, pasakant, kad labai gerai, dabar aš tave apkabinsiu, dabar mes ar ne pabandykime iš naujo, o galbūt lėčiau, arba aš suprantu, kad tau nejauku ir panašiai. O ne tai, kad, kiek čia dabar galima važiuotis, neriam ir 1, 2, 3 ir čia, o dar galima dar net ten maždaug, tikri vyrai ašarų nebijo. Būk vyras, ne? Taip, arba ten ir mergaitė, ir ne, tu čia dabar, kiek čia galima. Bet, o kaip mes tada kitaip? Pamatysime, kaip tas žmogus, netgi, ar ne, vaikas, kuris jau yra žmogus, kaip jisai jaučiasi, kaip mes atspindėsime. Lygiai taip pat mes niekaip neišmokysime savo vaikų emocijų, patys jų nežinodami. Jeigu mes visada sukaustytų šaltų veidų tik tokioje įtampoje, ar ne, pasakysime, kad viskas įmanoma, aš viską padarysiu, čia be emocijų, čia šaltais nervais, tai vaikas priims tai kaip normą ir per veidrodinius tos pačius neuronus, ką jisai mokysis. Kad kai aš matau ir aš jaučiu, kad mano mama arba tėčiui yra blogai, kai aš jau jaučiu, kad jisai nori verkti arba jinai, pasako, nieko čia tokio. Ko aš mokausi? Meluoti, slėpti savo emocijas, tapti tokiu šaltu ir abejingu, vien dėl to, kad tarsi tai tampa kažkokia norma. Ar tiesa, kad vaikai iki kažkiek metų, 5-7, realiai gyvena tėvų emociniam lauke ir ta prasme mes galim sakyti, nieko tokio, man viskas gerai, bet jie realiai puikiai viską mato, supranta. Jie galbūt nesupranta irgi protų, jie galbūt nesuveda ir negalėtų įvardinti, bet kaip sakai, viskas nusėda ir vis tiek jie tą visą perima. Ir tada mūsų tokia vaidyba ir bandymas pasakyti, kad mes prie vaiko apie tai nešnekam. Tai yra tik tai apgaulė ir savo, ir netgi, kaip sakė, meškos paslauga, nes tai netgi tokį formuoja įgūdį nuslėpti, nesakyti, nes tai yra negerai, nes tai yra kažkas ne taip. Taip, tai visa turbūt šiuolaikinė psichologija yra paremta tuo, kad kai mes jau suaugę pradedam galvoti, kad kažkas čia negerai mano gyvenime, kur mes grįžtam, visada grįžtam į savo vaikystę. Taip, į vaikystę, į savo tėvų santykius, į savo brolių seserų santykius, nes viskas yra ten, tik mes nelabai gerai atsimename. Bet vaikas, jisai yra ypatingai jautrus, nes jisai tik auga, tik formuojasi. Jis tą visą, sakykime, turbūt vibraciją dažnį, ką mes kleidžiame, jisai intuityviai sugaudo ir tai, pasisodina kaip sėkla jo kūne. Juk ir mes patys, ar ne, nesame tokie jau emociškai neraštingi, kad nematytumėm, kad šalia sėdintis žmogus jaudinasi, kad šalia sėdinčiam žmogui, kad ir tame pačiame troleibuse važiuojant, kažkas yra negerai, nes jisai kažkoks įsitempęs. Tai jeigu mes galim jausti svetimą žmogų, tai kaip mes galime nejausti pačio artimiausio. Ir ypatingai, įsivaizduokite, vaikas 9 mėnesius su mama buvo tarsi viena. Jis jau tada gyveno mamos gyvenimą, mamos emocijas, jos tarpusavio santykius, tai su bambagyslės nukirpimu tai niekur nedingo. Ir iš tikrųjų, ar ne, kas yra ta sėkminga tėvystė, kas yra tos meilės pamokos vaikui, tai yra meilė tarp partnerių vienas kitam, sutarimas. Nereiškia, kad mes negalime pyktis, ginčytis, diskutuoti ir kažkaip tais, gyventi tą žmogišką gyvenimą, kuriame yra visko, bet ir vaikui parodyti, kad mūsų gyvenime yra daug spalvų. Ir vakar, užsiėmėme vienas berniukas, sako, aš šiandien jaučiuosi kaip žmogus. Kultūringas, tvarkingas, nesiblaškantis, žinantis, ko noriu. Ir aš Kiek metų tam berniukui? Nedaug, pradinukas. Ir aš sakau, tai dabar palauk, o tai su visom kitom savybėm, tai jau ne žmogus, sako, taip, gyvulys. Netgi taip. Taip. Ir kas įvyksta, ar ne, kad vaikas, jisai galvoja, kad tu esi žmogus tik tada, kai tu patiri geras emocijas. Bet kūnas, jisai tai išgyvena viską. Jis jaučia, gali būti, kad ir patyčios būna ir mokykloje, ir tarp brolių seserų nepasidalinimo. Todėl yra labai svarbu, turbūt aš kaip neuroedukatorė pasakysiu, plėsti savo emocinį žodyną ir
parodyti savo vaikui, kad gyvenimas jisai, taip, jeigu aš patiriu nerimą ir papasakoti, kad gal nereikia istorijos visos, dėl ko aš tą nerimą patiriu, bet aš nerimauju. Įvardinti patį faktą, taip, kad aš nerimauju, mane įžeidė, aš pasijaučiau atstumta ar atstumtas, man tiesiog buvo labai... Man sunki diena kažkaip tai, ar ne? Būtent, ir sakyti, o kaip tavo diena, ir kas tame buvo džiuginančio, kas buvo liūdinančio. Ir netgi tam mažam kūdikėliui, juk jeigu mes per ašaras bandome sakyti, kad viskas čia gerai. Tai viskas gerai, tai ką jis viską jaučia. Ir visada aš tada kviečiu tėvus ką daryti. Apsikabinti, išbūti toje emocijoje, tame artume, bet neduoti galimybės nei savo, nei vaikui neigti arba meluoti. Šioje vietoje irgi, vėlgi, jeigu grįžti prie mūsų, ar ne, labiau tokios tiesioginės veiklos ir pavyzdžių, tai vėlgi baseinas, kada mes kūdikius plukdome individualiai, tai reiškia dirba kineziterapeutė iki maždaug 12 mėnesių, dar paskui trumpai paliesime tą temą, kodėl būtent tiek, bet kada būna perėjimas jau į tas grupės, kada patys tėvai plukdo ir mes irgi iš tikrųjų turim, kada dalis tėvų tada atkrenta, kad jiem nenorima, nepatinka, man per daug ruoštis, tai pasirinkimas žinoma yra kiekvieno, bet tarkime mano pačios patirtis, ką turiu minėjai, kad tas buvimas su vaiku baseine ir turbūt tai yra unikalumas būtent baseino užsiėmimo, tai yra vanduo, tai yra vėlgi oda kontaktas. Taip. Ir kai tu tą mažiuką laikai, tiesiog jauti kiekvieną jo virptelėjimą ir turbūt lygiai taip pat jisai, arba tada jaučia, kad tu atliepi, ar tu gali truputėlį atsitraukti, gali apkabinti, gali padrasinti, gali... tiesiog labai būti čia ir dabar, nes jau tuo metu tikrai nebus rankoje dar telefono ar kažko, nes fiziškai niekaip, ar ne? Taip. Ir dėmesys yra maks į vaiką, nes jis turi ir nepaskestus, turi viską, tikrai yra maks į vaiką dėmesys. Tai irgi šitoj vietoje tas toksai atliepimas ir turbūt yra ne viena apie baseiną, tai yra kažkokia veikla kita, lygiai taip pat su vaiku tuo metu esi, bet irgi, kad mažiau tų išorinių, bet tikrai išbūti, ar ne? Na taip, ir dar nepamiršti to, kad jeigu mes priėmėme sprendimą pradėti vaiką, jisai mums gimė, tai jau nuo to momento mes visą gyvenimą jam liksime tėvais. Visą gyvenimą. Ir tikslas ir yra išlikti tėvais, tais mylinčiais, tais priimančiais, o būtent, ką tu paminėjai, ta veikla dviese, tai yra ypatingai kokybiškas laikas kartu, kai tu tiesiog turi būti čia ir dabar ir dar netgi akių kontakte ir prisilietime ir tą pabandyti kiek įmanoma ilgiau išsaugoti, kaip tik kvieščiau labiau būti pačiam su vaiku, negu atiduoti tą malonumą specialistui, taip, nes už ką vaikai labiausiai dėkoja užaugę? Už laiką kartu. Taip, už laiką kartu. Šiame kontekste, ką šnekame, tai laikas kartu, bet yra dar vienas labai svarbus aspektas, kurį prie šitos emocinės temos norėčiau paliesti, tai yra saugumo jausmas. Saugumo jausmas ir turbūt tėvų palaikymas, ar ne? Nes kaip suprantu, tai yra kaip ir kertinis dalykas žmogui, bet kuriam net ir suaugusiam, jisai vis tiek turbūt visada pasąmoningai, bet kuriais savo veiksmais siekia tėvų palaikymo ir tėvų meilės ir saugumo. Ir čia turime labai svarbų etapą, dėl ko paminėjau, kad plukdome iki 12 mėnesių, netgi kartais ir anksčiau tą antraukiame, nes apie 7-8 mėnesį skirtingai pagal vaikų vystymasi atsiranda atsiskyrimo baimė. Ir vaikai tada tikrai įsikabina mamas, būna, kad net netinka ir tėčiai. Ir tai yra labai toksai natūralus etapas, kurį irgi reikia žinoti ir priimti. Jie tikrai nebus pasvetima žmogui, tikrai neįs į jokias veiklas, jie net negali paleisti mamos iš savo akiračio, ar ne, kad turi matyti. Ir turime tikrai šeimų, turime mamų, kurios tikrai dar ilgai bando, o gal, paliksiu vaikutį basinę, pati išeisiu į kitą aplinką, nematys, kad nusiramins ir panašiai. Kas čia vyksta, ar ne, ir kaip mes atiduodami į kitas veiklas, šitam etape, ir kitas etapas ilgai tęsiasi. Taip. Iki kada yra normalu, kad vaikas dar verkiasi sveikindamas, kad dar vis tiek sako, noriu mamos ir panašiai. Ir kaip čia elgtis, kaip išgyventi šitą etapą.
Na tai visų pirma, gal vėl grįžkime atgal prie to, kad vaikas jaučia dar ir mamos būsenas. Ir kartais tas vaiko noras būti arčiau mamos yra labiau sąlygotas to, kad jau mama ruošiasi apskritai atsitraukti nuo jo. Tai yra galbūt grįžti į darbą, galbūt planuoja antrą vaiką ir panašiai. Ir tuo metu, kai ypatingai... Tai jie mus šitaip nuskaito? Būtent, kuo mes labiau jau pasiruošę, arba nutraukti maitinimą netgi. Pažiūrėkite, kas vyksta, kai mama ruošiasi nutraukti maitinimą. Tai jie ten va taip, atrodo, sako, taigi iš kur jisai žino? Žino iš ten, nes jaučia. Ir taip jie įpratę būti prie mūsų, prie pat, ar ne, prie raišus, jie ir toliau to nori. Ir gali būti, kad vaikas tiesiog, nori kiek įmanoma ilgiau išbūti tame mamos artume. Ir sveikas tas atsiskyrimas, tai yra etapinis. Bet didžiausias darbas tai yra ne vaiko palikimas, o mamos vidinės būsenos savo pasakymas, galbūt toksai, sakykime, netgi konkretumas, kad nuo tada nutrauksiu, tada išeisiu į darbą ar ne, arba tada taip ir įvyks. Bet tuo momentu neformuoti vaikui trauminės patirties, nes tas atsiskyrimas nuo mamos, jisai vienaip ar kitaip mums padaro tam tikrą žalą. Traumą. Taip. Tiesiog tai yra toks gyvenimas. Toks gyvenimas ir mes negyvensim su mama visą gyvenimą ir kiek įmanoma tai padaryti švelniau, su begalinė meile, įvardinant vaikui ir netgi nenaudojant žodžio baimė, nes kitą kartą visi sako, aš žinau, tu bijosi, arba ko tu ten bijai. Tiesiog imti visai kitą žodyną, tai yra, kad aš ruošiuosi, nežinau, galbūt keliauti į darbą, tai tuo metu tau reikės pabūti daugiau su kitais žmonėmis, arba netgi, kad ir vaikas mažiukas, ar ne, ten keletos mėnesių, nebijoti įžodinti tų dalykų, tiesoje, kas vyksta. Dabar mes keliausime galbūt ir į baseiną, tai tu plauksi toks vardas, aš galbūt būsiu šalia ir stebėsiu, o gal aš būsiu vandenį, bet tu plauksi su kitu žmogumi. Tiesiog nebijoti su vaiku kalbėtis, nes mūsų tiesoje, mūsų žodžiuose jie irgi labai aiškiai jaučia tą mūsų vidinę būseną, ar mes apsisprendę, ar mes neapsisprendę, ar mes bijome, ar mes dvejojame. Ir kartais vaiko elgesys yra tiesiog atspindys to, ką mes išgyvename savo viduje, o tas palikimas išsiverkti ar ne ir priprasti, po to mes ir bijome ir ant scenos lipti, ir eilėraštį deklamuoti, ir savo nuomonę pasakyti, ir dar jaučiamės visą gyvenimą palikti. Palikimo nereikalingumo jausmas, ar ne, atsiranda. Taip, kaip iš tikrųjų viskas yra kompleksiška, kaip viskas susiję, atrodo, vienu kampu pradėjom, vieną sritį šnekėjome, bet kaip vis dėlto ateinam vis tiek į tą visumą, ir kad tas gyvenimas yra labai įvairiapusis ir mes turim rūpintis tikrai savimi, tai ar kaip tėvai savimi, ar savo vaikais, labai tai žiūrint plačiai, neapsiribojant kažkokiais ar tik tai pratimais, arba tik tai kažkokia kitokia veikla, ar ne, bet reikia labai plačiai. Tai kadangi mūsų laikas jau eina į pabaigą ir mes tikrai labai įdomiai pasišnekėjom, tai gal tiesiog toksai kaip ir apibendrinimu, ar ne, toksai klausimas. Tai ar tie vaikai, kurie kūdikystėje, ankstyvojoje vaikystėje turėjo tikslinę fizinę veiklą, sportavo, lankė kažkokius užsiėmimus, galbūt namuose tai buvo daroma, bet turėjo tikslinę fizinę veiklą, bus gyvenime emociškai stabilesni, geresnio išsilavinimo, taip sakykim, ar ne, ir tiesiog brandesnė asmenybė. Tai aš jau taip galiu savo visai leisti ir pasakyti akivaizdžiais faktais, nes ankstyvame ugdyme su 15 metų ir jau matau paauglius, užaugusius pirmuosius, arba netgi tuos, kurie atėjo jau 5-mečiai, 6-mečiai užsiėmimus, ką jie veikia dabar, tai išties yra kitokie vaikai. Jie yra laisvesni, jie yra drąsesni, jie yra sveikesni, tiek fiziškai, tiek emociškai. Jų požiūris yra platesnis ir man pačiai tik belieka džiaugtis ir visuomet tėvams sakau, kad jūsų vaikai jums padėkos, nes ta investicija, kurią mes tarsi laiko ar ir finansinė prasme įdedame į savo vaikus ankstyvajame amžiuje, balanse ir harmonijoje,
duoda išties tokius džiuginančius rezultatus ir pasitenkinime kaip tėvystėje, ir matant tą vaiką augantį laimingų žmogumi, drąsiu, laisvu, kaip ir minėjau, bet ir fiziškai sveiku. Ir grįžtam prie tų pačių smegenų, prie to pirmo mūsų 5-mečio, jos tuo metu yra labiausiai imlios. Taip, ir jos labiausiai nori, ir jos natūraliai atlieka tam tikrus procesus, jeigu mes tik tais tą duodame. Todėl nepamiršti judesio, nepamiršti emocijų, nepamiršti miego ir mitybos, tai tiesiog yra svarbu ir jokio kito recepto mes turbūt neišrasime, kaip tik tais balansas, harmonija, meilė ir palaikymas tam, kad mūsų vaikas ateityje kurtų savo laimingą šeimą. Dėkui tau labai, dėkoju už tokį nuostabų pokalbį, tokią informaciją, tikrai ne kartą ir man pačiai ir kūnas reagavo ir šiurpasiai tam tikrus pasakymus, tai akivaizdu, kad tai yra tiesa. Dėkui visiems, kurie klausėte, kurie buvote kartu, tikiuosi irgi buvo aktualu, įdomu, kažką išgirdote, galbūt kažką prisiminėte, ką girdėjote anksčiau ir kviečiu visus pas mus į Bambino Spa pasimatyti tenais. Iki. Visą.